Aš nežinau, kaip aš dar gyva, bet čia yra apie 10 patalų. Tai svoris yra milžiniškas. Žodžiu, Beka, mūsų draugė čia viešbutė, yra tokia miela. Tiesiog aš jau pasiimk keksiuką. Sako, žinai, kas yra Go-Gurt. Nežinau, galiu tik spėt. Tai davė paragaut. Čia yra jogurtas sušaldytas kaip į ledą. Tai man kaip ledų faniai. Čia yra nerealu. Aš dabar pirksiu juos. Nespėjau nufilmuoti, bet mes susitvarkėm kambarį jau. Susirašėm ir varom pirkti lauktuvių. Excited labai. Aš tai žiauriai laukiu šitas dienos. Va čia atėjom pačią pirmą dieną, kai atvarėm šitą miestelį. Pirk tokių dalykų kaip numerių. Man čia labai imponuoja, nes mano tėtis biškelį pamišęs dėl jų. Eiste linkėjimų tau reikia išrinkti. Tai žodžiu, šita parduotuvė yra pati pirma, į kurią atėjom ir jinai mus labai sužavėjo. Tai kadangi kelionė eina į pabaigą ir tai yra paskutinė tikriausiai laisva diena be planų, tai perkam lauktuvės, nupirkam iš tikrųjų jau. Ir jinai yra tiesiog įspūdinga. Nerealiai, tokia atitinkanti šito miesto vaibą. Nusipirkom diską. Ir iš tikrųjų va šita vieta, šita nuotrauka miesto dalies mus ir sužavėjo su šituo miesteliu. Labai jis jaukus, nežinau. Išrinkom Tomo sesiai pačią kiečiausią lauktuvę. Tikrai labai kieta. Net pavydžiu, net man tokių Tomas nepajuokauja. Sesė meilė yra kitokia. Aš irgi tiek, kiek visko pripirkau, atrodo, ir tą noriu parvežti, ko nėra net, Europai. Tai smagi diena, labai smagu pirkti lauktuvės. Man labai patinka apie kiekvieną pagalvoti, kas kam patiktų. Žodžiu. Dabar Tomas renkasi savo kupinėlę slidinėjimui. Žodžiu, apsipirksim sporto įrangos kaip reikalas, nes Lietuvoje tokius dalykus labai brangu susipirkti. Čia visokius seilus užgaudom ir randam to, ko reikia. Prieš paskutinis apsipirkimas mūsų Walmartuke. Čia Tomo video skirtas Eimantui specialiai jam. Tiesiog reikia, kad nufilmuotų greitai. Žiauriai sorry, kad nieko neparodau, bet tiesiog kažkaip turim laisvą popietę, tai norėjus ją išbūt kiek įmanoma labiau. Tai be to, kad apvažiuojam visas parduotuvės, buvom banke, buvom Skalbenkoj. Buvom pavalgyt, ką mes čia dar veikiam. Žodžiu, visokių reikalų. Tai dar ir nusidažiau plaukus. Slepiasi. Kitus dažus turėjau pirkti, nes anų nebuvo. O dieve, tos sienos tokios agli. Agli. Žodžiu, tai kažką norėjau pasakyti. Va, mūsų viršininkas parašė, kad galim rytoj pasiimti nuo pat ryto išeiginę ir važiuoti kalnus, bet mes žiauriai esam šiandien pavargę ir kad važiuoti kalnus reikia registracijos neturim, tai reiškia, kad turim keltis 3 ryto ir važiuoti labai anksti, ko daryti nenorim, nes esam visiškai dead. Tiesiog Liujisas dar yra beveik 12. Pusė. Atnešėm valgyt iš KFC visko. Ta prasme, visus padažus čiuvelius atnešė iš kufrį balyčių. Sumuštinių belekiek. Taigi, šiandien pirmadienį mūsų
aukšte vyks varžybos. Kuris berniukas greičiau paklos lovą? 3, 2, 1, go! Nu, taigi kuris berniukas greičiau paklos lovą? Kaip manote? Kaip sekasi Liujisui? Liujisas kloja lovą labai greitai. Nagi, kaip sekasi Tomui? Tomas taip pat kloja lovą labai greitai. Žiūrėsime, kurisgi greičiau pasieks finišą. Ar jūs pasiruošę? Paklai? Nice, Liujis, Tomas! Oh, but you're fast. Nice. A little easy. Now we have to check. Yeah, now it's a beauty contest. Okay. Čia yra Liujiso lova. Apžiūrim, ar tikrai užkiša viską. Taip, užkiša. Nu, neblogai. Tik tai aš visada labiau mėgstu, kai čia yra tas toksai patalynės. Well. Okay. Tomo lova. Nu, Tomukai. What? I don't know. It's not mine. Okay. It's the same. Wait, the water. Žodžiu, atidirbom pusę dienos, dabar ruošiamės valyti kalnus, bet prieš varant į kalnus reikia skaniai pavalgyti. Atėjo Liujisas, atėjo Tomas ir gaminsim. Nu, vėl makaronai. Žinokit, jau kai grįšiu į Lietuvą, tai makaronų nenorėsiu valgyti 5 metus. Juokaujam 5 mėnesius. Nu ką, važiuojame kalnus. Nežinau, kažkaip suprantu, kad čia yra paskutinis mūsų kalnas, Glacier. Aš jį žiauriai myliu, bet šiandien labiau už viską norėčiau tiesiog gulėti lovai ir ilsėtis. Nes jėgos tiesiog yra apleidusios mano kūną. Vis to pati situacija, didelė eilė. Atvykome ir va ten, va aukštai ant kalno. Nu, čia neprisišnekė, gal ir ne. Matosi būdelė. Tai jinai mūsų tikslas, bet mes turim mažai laiko. Tai greičiausiai neužlipsime iki ten, bet bandysim. Pirmoji atkarpa džiunglės. Nu. Kur einam? Nėra. Nėra. Jūs rimtai galvojat, kad čia paprasta? Čia labai paprastas haikas. Aš noriu numirti. Aš nebegaliu. Got a whole bunch of them. Thank you, guys. Of course. Hello. Aš jau senai pasiduočiau šiaip tais. Bet Liujisas man liepia į tolyn. O kai aš liep? Aš negaliu. Nu, man Tomas per daug mane pušina, aš nelipčiau. Man tiesiog yra per sunku, aš esu pervargus. Ir aš šiaip neturiu jėgų judėti gyvenime, o dar į kalnas liptai. Ir dar netokius lengvas. Per 36. It's better too much. Lipame labai lėtai. 7 valandos. Esame gan aukštai, bet dar 2 kilometrai liko, arba kitaip tariant 7 zigzagai. Nežinau, ar mano kojas veiks. Raumenis kaip pas sportininkę. Bet važiuojam. Veidelis kaip spirgučio. Lūpos jau apsitraukusios. Labai gražu. Voverytė. Čia. Dar man taip toli. Nu to. Toli.
Norėčiau baigtis prieš čia. Bet liūdna būtų nepabaigus kelią. Lewis, goodbye. Ne, nu tai Lewis goodbye, ne Rugilė goodbye. Mes kur einam? Pažiūrėkite. Kaip gražu. Daug tave pafilmuosiu, kaip yra. Aš tokia parvažiuoju. Ne, viskas gerai. Labai. Ar Rugilė, pakomentuok tą faktą, kai sakai, kad čia šūdinas haikas ir negražus ir neįdomus. Neįdomus. Neįdomus? Ir negražu? Pažiūrėkit, kaip iš puiko amerikonė sako, labai negražu čia. Nu jo, toks labai negražus. Negražus haikas. Nu? Dar ne. Paskutinis žingsnis. Oho. Užlipom. Eina savo net rankos dreba. Čia yra Lake McDonald. Eik tu sau. Negaliu patikėti. Negaliu. Aš kartais nesuprantu, kaip mano kūnas tiek sugeba. Nes aš prieš lipant į kalną jau verkiau, kad man yra sunku, tiesiog pavargus esu. O dabar aš čia. Ir pagaliau ateina liūsas. Wow. Aš tiesiog negaliu. Liūsas mirė. Blema, man čia biški baisu, nes jam belia kaip keliai nuskirta. Ir jau saulė leidžias. Žodžiu, išmetsavėlo Tomas. Dieve, man tai baisu. Pažiūrėkit, kur saulytė. Kalnai ten. Lietuvoj čia 8 km nusileidimai. Nubėgti čia. Jo. Dabar yra po 8. Kažkiek, nedaug, bet kažkiek. Ir aš nusiteikus bėgti žemyn. Aš ir... Tomas irgi, bet turim liūsą. Truputėlį neįgalų žmogų. Nieko. Nu, žodžiu, nepabėgsime čia. Pagal planą, jeigu bėgtume, tai mes čia žiauriai greit nusileistume. Bet valandą turbūt. Bet dabar tai eisim dar ilgiau čia negu į viršų, nes jis vos paeina. Neina net. Rugilė šiaip nebėgioja, bet kai bėgioja, tai jau bėgioja 2 km aukštį. Va tai va stovėjom ir laukiam, kol ateis. Tai va tokioj merkinoj tamsoj baigiam šiandien savo dieną. O vėliau papasakosim. Tai labai norėjau apie haiką patį papasakoti, bet dabar ne apie tai. Truputį papasakosiu, pavyzdžiui, kokia situacija šiandien. Dabar yra jau po 3:20, mes šiaip teoriškai 3 valandą baigiam darbą. Ir prieš 3 valandą dienos ateina bosas ir sako, reikės sutvarkyti dar 2 kambarius, nes meksikiečiai turi išsikraustyti iš vieno padalinio į kitą. Nu ir žodžiu, truputį reikia palaukti iki tol, kol jie išsikraustys iš to kambario ir žodžiu, pereis į kitą. Ir jis mums sako, eikit išsiklokautint, tipo išsiregistruoti iš darbo, kaip čia pasakyti, kad mums nemokėtų už tas valandas ir tada ateikit. Ta prasme, rimtai, tu tiesiog nori, kad mes savo laiką gaištume, kad mums nemokėtų. Nu, taip supikau, ta prasme, wow. Tai, man atrodo, čia yra jau ta situacija, kur jie jaučia, kad mes tuo išvažiuosim, tai gali daryti, ką nori ir, nu, tipo,
mes nelabai ką keisim, arba, nežinau, nelabai skūsimės ir panašiai. Tai žiūri, esu pikta, tokie šlykštus žmonės, kad wow. Tai jūs galvojat, kodėl aš savo kambarį? Tai jeigu jie tokie šlykštus, aš irgi galiu būti šlykštė. Va ir Tomas atėjo. Šlykštynas. Nieko, iš tų šlykštynų užsidėpsim. Nu tai, kai Tomas pasakė, kad tikrai neišsiregistruosim, tai... Viniai. O 20 minutyčių pasidažiau, pasirašiau restoranui. Ir aš vis dar skaitau darbe. Va. Kaip jūs su mumis elgiasi, tai pirmiausia elgsimės, va. Aš tiesiog pervargus. Vakar turėjom tokį haiką, kurį prisiminsiu tikrai visą savo gyvenimą. Va, galiu papasakoti. Iš tiesų, tai, na, gal kiek ir per mažai pasidomėjom apie jį, tiesiog pamatėm, kad apie 6 valandas ir panašiai, bet tiesiog nepagalvojom, kad einam su Liuisu, kuris, nu, neturi labai daug patirties. Sakė, kad buvo skautas labai daug metų, tai mes kažkaip pagalvojom, kad tikriausiai nekartą yra daręs tokius dalykus, nu, žodžiu, pradėjom eiti. Aš, aišku, apsiverkiau, nes man buvo tiesiog psichologiškai labai sunku kažkodėl, bet tada kažkaip, nežinau, save užmotyvavau ir pradėjom lipti kalną. Tai kalną lipimas buvo nuolatos stačiai, toks vienodas išlaikytas kilimas, nebuvo ten tokių, kad lygių kelių ar panašiai, visada kilimas. Tai, žodžiu, šiaip ne taip užkylom ir viskas kaip ir būtų gerai, jeigu mes būtume dviese su tom, mes tikrai būtume nubėgę nuo to kalno ristelę tiesiog ir būtume spėję grįžti dar su saulė. Bet Liuisui prasidėjo šlungio traukimas, jam ten raumenis skauda, jis užlipo ant to kalno ir tiesiog gal pusę valandos, nežinau, gulėjo paslikas, nu tiesiog nepasikėlė, man tai buvo baisu ir baigęs tą vietą, tai nežinau ties kur sustojau, bet, žodžiu, šiaip ne taip, pradėjom leisti žemyn ir mes su Tomu kažkodėl turim labai stiprią tamsos baimę pasirodo. Ir žiauriai negerai pasielgiam, bet tiesiog priėmėm sprendimą visi trys, kad mes pirmai einam su Tomu dviese, grįžtam. Ir Liuisas jau kada ateis, tada ateis. Tai jūs nepasitikėsit, aš pirmą kartą gyvenime taip stipriai laikiau Tomo ranką, aš nežinau, bėgau, verkiau, isterija buvo visiška tokia tamsa, kad nieko nesimato. Nu, žodžiu, tikrai niekada daugiau gyvenime nenorėčiau to kartot. Ir, žodžiu, mes pargrįžom, tai buvo laimingiausia tikriausia akimirka, kai supratau, kad mes antiek buvom rizikos toj zonai. Nu, net sunku apsakyti, kaip ten buvo baisu ir ant kiek rizikinga, kai tu turi vos telefono flashlightą, kuris nieko beveik nepadeda. Tai jo, grįžom ir nepatikėsit, už kokių 15 minučių Liuisas atėjo. Tai jis antiek maladėts, kad sukaupė visą savo jėgas ir lygiai taip pat bėgo. Tai, nu, tikriausiai baimė daro savo ir tas adrenalinas vis tiek yra stipresnis už skausmą. Tai va. O šiandien pasiskaitėm, kad tai yra vienas sunkiausių haiku tame parke ir dar prie to, kadangi mes kažkaip galvom, kad toj daly nėra meškų, pasiskaitėm, kad kaip tik ten yra tos uogos, kurias valgo meškos ir tų meškų toje dalyje buvo labai daug. Tai nežinau, tiesiog esam gimę po laimingą žvaigždę, kad viskas baigės gerai ir daugiau tokių nesąmonių tikrai nedarysim. Tai čia pamoka mum tikriausiai. Va. Dabar yra 4:30. Mes dar neįsiregistravom. Apsirengėm, susirašėm. Jo. Tai dabar už tai, kad pirmadienį padirbom kelias valandas ir išvažiavome į kalnus, išlyginsim tą skirtumą. Per vieną dieną. Per vieną dieną. Vieną savaitę irgi išlyginam. Jo, bet per visą savaitę išlyginam. Tai dabar jis pats kentės už tai, kaip jis su mumis bendrauja. Va. Dabar yra 10 valanda ir yra laukia 30. Taip karšta. Aš tai einu kaip pingvinas. Va tai, mano kūnas tiesiog medynės.
Visi vos paina nuo raumenų skausmo. Aš tai šiandien vaistą geriau nuo skausmo, nes aš grinai išlipu iš lovos ir nepaina. Daros ne taip skauda kaip pingvinas koksai. Jau man vakar darbė buvo sunku. O šiandien, atrodo, jaučiu raumenius, kurių niekada nejaučiu. Tai va toks va lengvas haikas buvo. Pas mus labai prasta situacija, labai daug vyksta ir labai daug dūmų. Mūsų viršininko gimtadienis, tai valgom pizzas. Good? Wow. Tai va, kartais ateini į kambarį ir va tokių dalykų randi. Žmonės tiesiog yra durni ir paprašė pakeis dar patalynę, kur niekada nekeičiam stilvarisio. Tai vėl užsibuvom darbę ir dabar Tomas negamina valgyti, aš irgi negaminu valgyti ir valgom tik čipsus. Tomai, einam gaminti. Aš pasidaviau ir aš nufilmavau. Oi, pagaminau. Valgyt. Tave. Pas mus yra 102 Fahrenheit, 103. Tai pasiverčiau tai, kad man rodo 3,8 su biškeliu. Nėra, kad labai smagu būtų juodai apsirengus, bet toks reikalavimas darbe. Bet šiandien dirbsim trumpiau, nes varom į koncą. Ką tu darai? Grins. Žodžiu, tai Tomas išvažiavo skanukų parvežti sušių liktais arba ramenų. Tai aš tvarkau mūsų kambarę. Nes tragedija. Njam. Pažiūrėkit. Gal reikia minėti. Ką turim? Rameną? Du? Ne, čia ramen. Nu, šito nevalgysim, ačiū. Nu, sušiai tai jokingo dydžio, ką žinau. Pagaliau skanu. Ir $5 kainavo? Tikrai ne. Tikrai daugiau. Nu, jau susirašiau į darbą, tai pamiršau vakar papasakot, kodėl mes važiavome tą koncertą. Tai iš tikrųjų mūsų darbe dirba someljė. Na, yra mūsų kaip ir viršininko padėja, tai ir mūsų viršininkė. Ir tiesiog, kadangi Tomas groja, kažkaip įsikalbėjo jie, kad jų grupė yra labai panašios stilistikos kaip ir kepti zefyrai. Tai važiavom pasižiūrėti, kaip groja. Tai žiauriai kieti. Labas rytas. Tai nežinau, kodėl man čia labai laiminga diena. Kažkaip atsikėliau su tą nuotaiką, kad galiu pagaliau pasakyti, liko savaitę šitam darbe. O, Dieve, pagaliau. Nu, aš galvoju, šitą dieną niekada neteist ir šitą vasarą niekada nesibaigs. Bet pagaliau. Belekai daug dūmų. Ir taip žiauriai smirda, atrodo, lyg šalia kažkas keptų kažką. Šašlikus? Nu, tik ne šašlikų kvapas. Matas, kad per daug laiko darbe turiu.
Tai va, išmokau va tokius lankstyti. Galvoju, paliksiu, gal daugiau tipsų gausiu. Gerai, kad pasilikti laidą. Laidą pasilikimą. Gražiai atrodo. O, ką Tomukas nusipirka? GoPro. GoPro, bus turinio, daugiau iš kelionių. Tomui patinka irgi filmuoti, bet jam su telefonu nepraeina. Tai, va. Nu, parodė. Jei! Ir oranžinė. Nu, tik aš čia. Jau tu išlūkštai? Nes aš esu padangęs. Viena savaitė liko. Viskas. Savaitėlis. Ir liko viena savaitė. Finally. Žodžiu. Tai dar viena savaitė baigęs. Viena savaitė liko. Pradėsim savo geriausią gyvenimo kelionę. Ir pasiunčiam linkėjimą kam? GoPro kamerą. Vai. Gerai. Siunčiam visiems, kurie mūsų pasiilgo. Taip. Bet mes tai visų pasiilgom.